Atsikėliau. Nesenai. Gerai. Reikia pasikalbėti su man draugais. Biškai pasikalbėsiu žmonėmi. Sveikas, ką čia dirbi? Ką čia dirbi? Alio. Ai, sodinas, sako. Ar pasikalbėti su mano bosu? O, bose. Galėtų man duoti šiaip pinigėlių, man reikia. Ai, gerai, sakė gerai. Pastarai, kas čia daug. Gerai, daro pinigėlių man. Ačiū už 19. Geriau varau savo pasidėti. Savo dalyką. O, už 4 pinigus. Žodžiu, reikės susirinkimą gal šiandien daryti. Ką? Nu, gerai. Sakė, nežinau. Dabar pas mūsų pas mano kaimyną reikia sukti. Jeigu jis namuose bus, ten jau. Namuose bus, einu pas kaimyną. Nu, varom pas kaimyną. Kaimynę? Kas kaimynui? Pas kaimyną tokio net nebuvo. Mėgaukitės Maxi. Nesuprantu, kur mano kaimynas. Pas kaimyno viską normaliai buvo. Čia lova būdavo. Vietoj šitą. Nesuprantu, kur mano kaimynas. Jau čia palaukite. Pasirodė, kas čia. Jo, kas ten buvo, man įdomu. Sakau, kas skaida. Aš išvykau į naujus namus. Ką? Kaimynai, ne. Alio, kur? Alio, palauk. Biškai palauk. Palauk. Alio. A tu matei mūsų kaimyną? Mūsų kaimynas pradingo. Žinojai? Sako, nieks nežinojo. Bet kiek šių dienų čia nebuvo. Nesuprantu. Tai bosui reikia jau čia pasakyti. Varom bosui pasakysim. Alio, nematei bosą? Ai, namuose gal. Gerai, pažiūrės, ačiū. Net boso nėra. Nežinau, kur bosas. Palaukit, 2, 3. Nu, gerai. Ai, biškai valgyti jau nori, reikia pavalgyti. Oi, atsiprašau, draugė. Sakykom. O čia galima? Ką? Palauk, bosas. Grįžo namo. Ar ne? Ai, ten tas kaimelis naujas kažkoks. Gerai, reikia ieškoti naujo kažkokio naujo. Palaukit, bulvės. Skaniai. Tu, normalus, va. Kas toks esi? Tu mūsų niekada negyvendavai. Tu naujokas? Ką? Nu, kuo tu čia atėjai? Ne. Jūs ką tik pamatėte vieną dalyką? Tai keistas. Pradingo mūsų kaimynas. Žmonės šiandien pradingo pas mūsų kaimynus. Tai ką darysim, žmonės? Ar kitam video gal ieškosime? Ai. O ne, aš netikėjau, kad taip įvyktų. Manau, normaliai. Tu eini iš mano lovos. Kam tas daryti? Jūs man čia. Aš negaliu mėgoti, prašau. Čia mano. Nu, eik tu savo, kaip aš išmėgosiu. Palaukite. Labą rytą. Eik tu savo. Išbalatas esi. Gerai. Va, matot? Gerai, ką man reikia siūlyti su kaimynu mano daryti? Kaip jums siūlymas? Gerai. Antra dalis bus už
15 laikų, nes čia žiauriai, žinokit, labai sunku kaimynus surasti būtų. Aš žinau, gal kur ieškoti, nes jis mėgdavo kasti, sako, nepradingęs, bet jis persikraustė į naujus namus, bet aš netikiu, kad jis persikraustė. Nu tai su jumis šiandien aš buvau. Viso gero! 15 laiko antra dalis.